dar sveiki kartelį ir kalbinu pirmąją senjorę Reginą. Taigi, Regina, šiandien dalyvavote tikrai, manau, įdomioje dienoje. Tai pirmiausia, dalyvavot filoterapijoje, taip? Taip. Ką ten patyrėt, ką ten pastebėjot? Aš nesu labai gyvūnų mylėtoja, bet turiu anūkės, kurios išprotėjusios. Ir jos sugalvojo, kad močiutei reikia šuniuko. Ir aš čia taip užsirašiau, nelabai studijavusi. Ir kai aš pamačiau, galvoju, jeigu paveiks mane taip, kad aš užsimanysiu, aišku, tikrai šuo ir katė gyvūnai žmogui reikalingi, nes nuima tą kažkokį stresą. Aš tai esu tas žmogus, kur labai bendraujamas. Ir man trūkumo, paglostyt, kad šuo nėra, nes aš įsikraunu, taip. Bet tikrai turiu aplinkoje žmonių, kurie be gyvūno neišgyventų. Nes tikrai tas ir kokiai negali, sako, guliant krūtinės. Dabar supratau, kad tai ir yra, jis jaučia. Ir yra gyvūnai, kurie žmogų jaučia ir eina artyn, o kiti neina. Supratau, ir kaip sekėsi bendrauti su Mėta ir su Fėja, berods? Aš taip trupučiuką atsargiai, nes aš pagalvoju, mane taip neurkitų. Klosto, aš irgi nemėgstu to, tai aš taip atsargiai žiūrėjau, man pamačiau koks skirtumas, kur jaunas gyvūnas ir kur jo, galima sakyti, tas metinį įsigijus tokį šuniuką, tai atsiprašau, jau turi būti pasiruošęs sportuoti, nes jį reikia vedžioti, lakstyti. Tai labai smagu. Ir dar paklausiu, kaipgi sekėsi ir Dapulūkyje, buvome ten užsukę? Kas ten, kokį įspūdį paliko? Aš tikrai labai didžiuojos, kad esu šito krašto. Ir tikrai salos yra, mano vyras nuo Panemunėlio, o čia buvo mamos iš vyro pusės vaikūnai, žodžiu, čia dažnai būdavo. Šičia vieta man, aš jau ir pasitvarkytus rūmus mačiau ir tarybiniais laikais, čia atvažiuodavom kažkokie spektakliai būdavo, kažkoks, kad kultūrinis židinys čia buvo visada. Bet Dapūkis ir tas žmogus, tai fantastika. Žinokit, tikrai, žinau, kad atvešiu ne vieną ir su visais turiu kuo pasirodyti, kad yra rokiškiai tikrai. Tai tikriausiai pasakysit ir savo draugams, kad atvažiuotų. Mes čia esam šventę gimtadienį, bet dabar mane labai suintrigavo tas, tų poniukų ir ta kažkokia stovykla, aš kadangi turiu anūkų 5 ir 2, tai ir mergaitės mano tos išprotėjusios, viena bus veterinarė, tai net pamačiusi, kaip čia viena mergaitė buvo, galvoju, gal atsivežčiau, bet kadangi yra anūkas tokio pat amžiaus, kuris grius ant žemės, tai matyt, žodžiu, paliksit, kai bus tas poniukų stovykla, tai tikrai rašysiu. Tai labai smagu. Tai kągi, visgi tas pokyčių vėjas pasirodo yra tikrai naudingas mums, ar ne? Tai pasižiūrėkime, kaipgi sekėmėsi dar ir tom kitom mūsų draugėm. Aš tai labai džiaugiuosi, kad čia pataikiau, labai senjora ir turiu galimybę visur dalyvauti. Senjoram visgi gerai, ne? Tai ačiū Jums labai. Pasižiūrėkim, kaip sekėsi kitiems. Birute, kaipgi Jums šiandien sekėsi ir apskritai, kaip tos buvo Jūsų tos dienos? Apskritai, tai dienos labai fainos, jeigu taip galima liaudiškai pasakyti. Tikrai seminaras organizuotas puikiai, programa paruošta. Sekė viena programos dalis po kitos. Ir dar pakalbinsiu 2 mūsų viešnės iš Latvijos, tai yra Ana ir Eleonora. Tai iš tikrųjų noriu Jūsų abiejų paklausti, kaip tos 2 dienos ir koks buvo labiausiai didžiausias įspūdis Jūsų? Jau žinodamas, kad bus laimingas, kaip smagu. Un mani pārsteidza, kāda attieksme ir šeit pret dzīvniekiem. Labai nustebino, kaip žmonės tengiasi gyvūnai. Un ka ir programmas, kas māca to tālāk bērniem. Kad yra programos, kurios lavina arba moko, kaip vaikus. Es gribētu, lai visiem cilvēkiem zaļas rokas, karstas sirds. Nori palinkėti
smagu. Un viss bija lieliski, perfekta organizācija. Buvo puikiai perfektai organizuota. Labai smagu, o draugiai? Un kuo jūs norėtumėte traukti? Koks galbūt gyvūnas labiausiai tiko? Gyvūnai patiko. Gyvūnai patiko. Katės šunys, ypatingai namuose katės. Felino terapija buvo teigiama. Jie pozityvi būtų, pieterapija. Es saku, ka zaļie pirkstiņi Žmonės turi tiek pradėtus pirštus. Viskas, supratau, labai smagu. Tai un ką? virtuve mūs jūs te pārbarot. Labai noriu sudėti, ačiū už virtuvę, tai buvo labai Garšīga. Tai iš tikrųjų tai ačiū virtuvei, ačiū mūsų svečiams latviams ir ačiū mūsų projektui Pokyčių lietus. Malači. Ir Pokyčių vėjas, jau netgi jau mus šiandien užpūtė. Tai iki greito pasimatymo.